Nuo senų laikų meduoliniai gaminiai garsėjo konditerijoje. Be meduolių neapsieidavo nei vienas pobūvis, nes nebuvo cukraus, o meduolių gamyboje buvo naudojamas ūkyje laikomų bičių medus. Vaikystėje aš norėjau būti saldumynų kepėja. Dar dabar išlikę tie vaizdai, kai teta, užminkiusi rankomis tešlą, formuoja iš jos galvutę ir kotelį. Dar karštus ištraukusi iš krosnės, klijuoja jos kiaušinių plakiniu. Kepame sausainius, bandeles, tortus. Turime tautinio paveldo sertifikatą šakočiams ir baravykams. Visus savo gaminius kepame pagal seną tradicinę receptūrą, tik iš gerų lietuviškų produktų. Rinkdamas į kolektyvą stengiuosi, kad žmogus būtų patikimas, mylintis savo darbą. Nors panašūs kepiniai gaminami ir kitose šalyse, tačiau tik lietuviški šakočiai pasipuošę ragelius primenančiais spygliukais. Jų kepimo technologija reikalauja daug žinių, kantrybės ir ištvermės. Mūsų kolektyvas tai didelė draugiška šeima.